Bendras taro horoskopas 2025 metams svarstyklės. Jeigu ką nors domina asmeninė taro konsultacija, rašykite man asmeniškai, kreipkitės. Būtų malonu, jeigu prisijungtumėte prie mano YouTube kanalo, padėtumėt man augti, nes kraustiausi į YouTube kanalą visai nesenai. Bet manau, tenai bus daug įdomybių, daug visokiausių įdomių dalykų, ne vien tik tai tarologija. Tai pasižiūrėkime svarstyklės, kokios durys atsiveria, kokios galimybės atsiveria 2025 metais svarstyklėm. Jausmai. Tai yra du žmonės. Tai yra, kaip sakant, galbūt svarstyklėm, vienišom svarstyklėm atsiveria galimybė susirasti savo antrąją pusę, galbūt svarstyklės, kurios kažkaip laikinai nutolusios, kažkas tai jų gyvenime vyksta su savo antrąją pusę, yra galimybė būtent sugrįžti. Bet tie jausmai tai gali būti dvi draugės, tai du žmonės. Tai du žmonės, kurie tiesiog džiugina viens kitą. Tai gali būti ir nauja draugystė, naujas darbas su naujo kolegu, kur džiugina. Žodžiu, tai yra jausmai. Ir va būtent tai netgi gali būti toksai ir dalykas, kad galbūt tai yra nauja netgi ir pradžia, gyvybės pradžia. Galbūt kažkurios tai svarstyklės 2025 metais susilauks vaikelio. Ir šitas dalykas gali būti vien dėl toksai, kad galbūt nelabai išeina, kažkokie yra trukdžiai. Tai va būtent konsultacijos su mediku, konsultacijos su žmogumi, kuris gerai išmano savo darbą, tai gali duoti va tokių vaisių, tokių rezultatų. Tai gali būti irgi būtent nauja pradžia, kaip sakant, meilė. Mamos meilė vaikui, vaiko meilė mamai. Nes šitas variantas irgi gali būti toksai. Tai naujų galimybių pradžia, kuri vis dėlto bus du žmonės, nesvarbu, kad kada mes šnekam apie jausmus, visą laiką galvojam kažkaip apie vyras, moteris, taip. Bet iš tiesų gali būti nuostabi draugystės pradžia, suprantat. Žodžiu, kažkas tai, kas džiugins. Kokius gi matys svarstyklės pasaulis aplinkiniai? Va būtent svarstyklės, senosios svarstyklės miršta, atgimsta naujos. Svarstyklės keičiasi. Galbūt svarstyklių gyvenimo našta, kas yra jau pasibaigę, jinai netempia tos naštos, o tiesiog palieka ir paleidžia. Tie įvykiai, kurie turėjo pasibaigti mirti, jie mirė. Arba tiesiog pačios svarstyklės savo gyvenime, kokie įvykiai buvo jų gyvenime, kur tiesiog traukė žemyn, visą šitą dalyką paliko ir svarstyklės atgimsta. Tiesiog aplinkiniai matys svarstyklės tokias, kad jos tiesiog galbūt tvarkosi su savo senom problemom, atsikrato jų ir atgimsta ir eina į priekį. Nėra tų senųjų svarstyklių, galbūt senųjų problemų, kurios buvo 2024 metais. Kokių įvykių bus labai daug svarstyklių gyvenime, va būtent magas, magė. Tai yra, iš tiesų tai yra paslaptis, tai mūsų galbūt yra vidinės paslaptis. Mes turime ir tamsasias, ir šviesasias pusės, ir turime ir tų paslapčių tokių, kaip sakant, ir tokių tai mūsų vidinės paslaptis. Tai vis dėlto tam pasikeitime svarstyklių, tai manyčiau ir bus tiesiog šitas dalykas toksai aktualus, kad pačios svarstyklės savo viduje bandys suvokti, kas jos yra, ko jos nori, kas vyksta aplinkui. Ir va būtent jos tie vidiniai visi, galima sakyti, pamastymai, paieškos savo vidinio pasaulio, taip. Galbūt prisipažinimas, kur aš klystu, taip. Kur aš klystu, kur aš suklydau ir visa kita, vis dėlto tai bus pergalė. Tai va būtent ir tas pasikeitimas svarstyklių gyvenime, kur matys aplinkiniai, tai irgi labai yra glaudu. Būtent tai yra pergalė, kažkokius sprendimus priims, kurios vis dėlto galbūt pabaigs svarstyklės, bet nebus ta pergalė laimingi visi, tikrai nesidžiaugs ta pergalė visi.
Ir vis dėlto tai gali būti kažkokia žinia, naujiena, būtent imperatoriui ar iš imperatoriaus pusės. Tai yra gali būti sutuoktinis, tai gali žmogus, kuris rūpinasi, tai gali būti tėtis, dėdukas, žmogus, kuris tiesiog valdo savo imperą. Ir va būtent vis dėlto šitie va visi dvasiniai pasikeitimai, tos visos paslaptys, mūsų baimės, kažkokios galbūt kažkas paslėpta, žinot, visi turim kažkokių tai paslapčių, vis dėlto tai yra susijęs su šituo dalyku ir su kažkokiu tai vyriškiu. Vis dėlto galbūt svarstyklės nuspręs netgi nutraukti kažkokius santykius, kad galėtų pradėti gyventi iš naujo. Ir be abejo, šita žinia nebus patenkintas imperatorius. Kas bus stabilu be pasikeitimų? Vis dėlto, kaip bebūtų svarstyklių gyvenime kažkokie pasikeitimai, bet tai yra baimės. Būtent svarstyklės jaučiasi uždarytos kaip kalėjime, narve, bet tai yra mūsų baimės, tai yra mūsų nepasitikėjimas. Gal tos baimės yra primestus ir kitų žmonių. Žinot, kaip sakant, ką tu darysi, o kaip tu gyvensi, o ką tu valgysi. Žodžiu, žinot. Nes mus įtakoja vis dėlto labai aplinkiniai. Ir va būtent šitos baimės tai yra ta pabaiga. Ta pabaiga yra vis dėlto skausminga. Ta mirtis, jinai yra skausminga. Ir va būtent ta pabaiga yra skausminga. Ar tai bus kažkoks įvykis, kuris svarstyklės nuspręs savo noru pabaigti, kad ir, kaip sakant, baisu, bet vis tiek aš žinau, kad aš turiu tai padaryti. Ar vis dėlto kažkas tai bus padaryta visai netikėtai, tiesiog įvykis, kuris bus įvykęs netikėtai, nes svarstyklės to visai dalyko net nesitikės iš to žmogaus, iš kur, ta prasme nesitikės, tai yra nutolimas, išėjimas. Tai vis dėlto tas žmogus, vis dėlto jisai išėjęs iš jūsų gyvenimo, arba jisai išeina. Kažkoks žmogus yra nutolęs, bet tai iš tiesų gali būti ir netgi, žinot, kai būna santykiai tokie, kad vienatvė dviese, suprantat. Tai vis dėlto, tai manyčiau, kad svarstyklės, kad turėtų naujas galimybės pradėti, va būtent, kurios atsiveria jausmuose, vis dėlto jos turės mirti ir atgimti iš naujo. Ir tas periodas bus skausmingas, bet be abejo, kitaip ir būt negali. Va būtent dėl to žmogaus, bet tai yra, todėl kad tai griežtas žmogus, tai yra kažkokie įstatymai, kažkokie galbūt kontraktai, tiesiog kažkokios tai sutartis. Tiesiog šitas dalykas baugina ir neramina svarstyklės, be abejo. Tai jeigu kažkokiu tai skyrybų atveju ar dar kažkuom, tai galbūt yra bendros paskolos kažkokios. Tai, ir tai normalu, kad tas žmogus taip, jisai išėjo, jisai paliko mane taip, kaip yra, ką aš darysiu su tom sutartim, su tom banko paskolom. Be abejo, man yra baisu. Ir būtent tų tokių situacijų bus labai daug, tos baimės labai daug. Bet tai, žinokit, tai iš tikrųjų tai mūsų mintis yra. Mūsų mintis arba tiesiog mes esam tokiose situacijose ne savo norų, nes dėl kitų kalties, dėl kitų žmonių įtakos, taip. Bet iš tiesų reikėtų atsimerkti ir pamatyti, kad galimybės yra susitvarkyti, kad galimybės yra. Tik tai va būtent, kad tos baimės labai kartais mus laiko surištus. Kokioje srityje bus pasikeitimai vis dėlto? Santuoka. Jeigu be abejo atminkit, tai yra bendra taro konsultacija, tai visoms svarstyklėm, tai čia tikrai, kaip sakant, netiks visiems, tai yra normalu ir logiška. Bet tai yra santuoka. Santuokoje bus pasikeitimai. Arba pasikeitimai su sutuoktiniu.
tiesiog gyvenime su sutuoktiniu yra pasikeitimai. Tai šitas sritis bus pasikeitimai, bet pasižiūrėkime geriau. Žodžiu, jeigu tai būtų santuoka sutuoktinis, tai va būtent svarstyklės savo ar ne savo norų yra pasikabinusios šitoj situacijoj. Tai va būtent baimė, paslaptis ir visa kita. Ir tai yra jausmai arba tas žmogus tiesiog manipuliuoja. Tai yra žmogus savo jausmais, jisai manipuliuoja. Žinot, galbūt kada žmogus nusprendžia, viskas, aš skiriuosi, aš tave palieku. Aš nežinau, ką aš su tam darau. Taip? Būna tokiu atveju ir labai daug būna. Ir tada žmogus pradeda, aš pasikeisiu, aš būsiu geras, aš tą darysiu. Žodžiu, pradeda manipuliuoti jausmais. Aš tave myliu, nepalik manęs, aš esu tavo gyvenime, tu esi mano gyvenimas ir visa kita. Tai va būtent ta jausmų pradžia, tai va būtent aš, žodžiu, viskas bus gerai. Va šitoj srityje turi būti pasikeitimai. Galbūt svarstyklės vis dėlto jos yra pasikabinusios pakarto šitoj situacijoj, bet jos vis dėlto savo norų atsikabins, supras realiai situaciją ir gerai pažiūrės. Būtent tai yra jo svarstyklių būtent tos dvasinės paslaptys. Suprantat, vis dėlto jinai turėtų išlysti iš tų visų baimių savo, to baimių kalėjimo ir visa kita, nes kartais žmonės tokie jie manipuliuoja, kaip jeigu tu mane paliksi, aš nusižudysiu. Suprantate, ir dar ten kažką. Tai ir tada tu, Dieve šventas, tai kaip čia dabar, atkentėsiu aš savo tą gyvenimą, karminės skolas ten kokias atsimokėsiu. Bet tai čia, žinot, kaip sakant, čia žmogus manipuliatorius yra. Bet iš tokių žmonių manipuliatorių tai yra narcizas. Tokie manipuliatoriai, kada pradeda jausti, kad iš tikrųjų viskas lysta iš po kojų, tada jie prasideda agresija ir grasinimai. Dar čia bandymas manipuliuoti, bet jeigu nešnekam apie santuoką, galbūt svarstyklės yra net nesusituokusios, arba tiesiog santuokoje viskas labai puiku, tai gali būti vis dėlto susijęs su mokslais, su studijom. Kad va būtent galbūt supras svarstyklės, kad reikia keisti studijų kryptį. Galbūt ką studijavo visai net netinka gyvenime, jie ir nori kažką naujo pradėti studijuoti. Žodžiu, tai gali būti tiesiog kažkokie nauji mokslai, naujos studijos, nauji kursai, kažkas tai naujo. Tai irgi gali būti naujos stažuotės arba tiesiog žmogus dirba savo darbą ir supranta, kad jam dar reikia eiti į priekį, tobulėti. Suprantat, tai irgi gali būti šitas dalykas toksai, suprantat. Meilė, jausmai, asmeninis gyvenimas. Kardų karalienė. Kardų karalienė tai moteris mąstanti, pasiruošusi kovoti. Apie jausmus net nešnekam, tai galima sakyti ledo karalienė, kuri mąsto, kuri viską labai gerai apsvarsto. Ir, žodžiu, čia apie jausmus, kad net nelabai ką ir šnekame. Be abejo, asmeniniam gyvenime svarstyklės yra tokios, galbūt bus tiesiog pasiruoštos kovoti, kas nereikalinga, tuoj nukirsim galvą, bet tai yra mintis. Apie jausmus absoliučiai jokių dalykų nėra. Bet vis dėlto tos mintis tai yra imperatorienė, tai kažkas naujo gimsta. Vis dėlto, manyčiau, dauguma svarstyklių mąsto, galvoja apie vaikelį. Nes tai gali būti nauja pradžia, nauja gyvybės pradžia. Tai yra vis dėlto ir jaunuolis. Tai yra, gali būti širdies draugas, kažkoks tai žmogus, bet ir vėl yra imperatorius. Tai yra sutuoktinis ir, žodžiu, žmogus, kuris iš tikrųjų jam turi visi paklusti. Jisai yra griežtas, reikalaujantis, jisai rūpinasi.
Jisai rūpinasi savo šeima, jisai rūpinasi viskuom, kad viskas būtų gerai, bet viskas turi būti pagal jį, jisai negali pakęsti jokių, ta prasme, pasikeitimų, nepaklusnumo. Tai vis dėlto šitoj situacijoje galbūt yra kažkokie įvykiai, tiesiog susituoktinio, galbūt sutuoktinis nenori vaikų. Ar vis dėlto pačios svarstyklės bando, kažką tai nori tiesiog naujo gyvenimo pradžios savo jausmuose. Galbūt nori palikti seną, būtent, ir naujo. Jinai svajoja apie kitokį gyvenimą, supranta. Svajoja apie vaikus, svajoja apie šeimą, svajoja tiesiog mėgautis gyvenimu, jaustis gerai, o galbūt šitoje situacijoje tiesiog jinai turi paklusti savo vyrui ir gyventi pagal jo sąlygas ir sakyti, ir tas dalykas tiesiog svarstyklių netenkina. Siela. Kaipgi svarstyklės jau sužeista širdis, įskaudinta širdis, siela kenčia. Kaip bebūtų šitie visi gyvenimo pasikeitimai, aš manyčiau, ta mirtis galbūt jinai ateina kažkokioj srityje ir tai yra skausminga, bet kuo greičiau paleis svarstyklės savo tuos, kas mirė, viskas pabaiga, tuo greičiau jinai galės gyventi iš naujo. Bet būtent širdyje, mūsų viduje, kaip sako, širdį mums skauda. Tai yra įskaudinta širdis, tai yra tokia situacija, kad vis dėlto skauda. Ir vis dėlto skauda dėl to, kad vis dėlto gali būti, kad nutrūksta santykiai, nutrūksta santuoka ir svarstyklės pradeda viską iš naujo. Nuo nulio pradeda, palieka visą praeities bagažą savo ar ne savo noro ir vis dėlto pradeda viską nuo nulio. Ir būtent ta mylinti, būtent širdies sopuliai yra būtent dėl jausmų, dėl meilės. Naujos patirtis. Naujos patirtis svarstyklėm gali būti darbas. Būtent tas dalykas, ką svarstyklės gerai moka daryti. Tai vis dėlto galbūt svarstyklės turi savo kažkokius, tiesiog dirba, gerai išmano savo darbą. Šitoje srityje gali būti kažkokios naujos patirtis. Be abejo, jeigu yra svarstyklės namų šeimininkė, tai vadinasi, namų šeimininkė yra jos darbas. Nes tai irgi namų šeimininkė yra pats sunkiausias darbas. Tai irgi gali būti naujos patirtis šitoje srityje, bet tai yra finansai. Bet aš žinokit, naujos patirtis tai yra kokios, tai yra krizė. Tai vis dėlto naujos patirtis bus finansinėje srityje. Būtent šitoje srityje, ką svarstyklės moka gerai daryti ir ką daro ir visą gyvenimą galbūt darė. Tai yra krizė. Tai gali būti finansinė krizė, tiesiog žmogus jaučiasi, tai gali iš tikrųjų kažkokie metai būti tokie, kad kažkas tai subirės, suprantat, kas buvo atrodo stabilu, bet aš matau, kad čia vis dėlto žmogus gyvena praeitimi. Žmogus gyvena praeitimi, galbūt gailisi praeities ir būtent vis tiek tai yra pradėti viską nuo nulio. Vadinasi, kas yra mirę, tas mirė. Kaip bebūtų, ties mūsų dvasiniai sopuliai, visa kita, jeigu kažkas tai pasibaigė jūsų gyvenime, paleiskite greičiau, pradėkite viską iš naujo. Nes naujos pradžios yra galimybės, yra galimybė. Bet kol mes nepaliksime seno, mes negalim pradėti naujo. Galimybės yra. Bet be abejo, tokie ganėtinai skausmingi metai. Tai būtent ir aplinkiniai mato, kad galbūt senas gyvenimas, kuris buvo stabilus, saugus ir visa kita,
tiesiog nusistovėję svarstyklių gyvenime mirė ir svarstyklės kabinas už gyvenimą, jūs pradeda naują savo gyvenimą. Bet atminkit visą laiką, likimas mums duoda, visata mums duoda visą laiką kažką geriau. Jeigu mes praradome darbą, kitas darbas bus geresnis kažkokiu būdu. Ne vien tik tai galbūt ne finansais, bet kolektyvas geresnis, tiesiog visą laiką mums duoda geriau. Be abejo, tik tai nereikia kartoti tų pačių klaidų ir ieškoti visko identiško. Bet jeigu mes pasitikim likimu, esam atviri naujovėm, esam atviri viskam, žodžiu, mums visą laiką duoda geriau. Išsiskyrėm su pirmu sutuoktiniu, antras bus žymiai geresnis. Kažkaip kompensuoja. Visą laiką likimas mums kompensuoja. Tai, nes naujos pradžios jos turi būti. Tai yra tikrai turi galimybės svarstyklės 2025 metais. Tik tai reikia jas pamatyti ir be abejo negyventi praeitimi. Pasiekimai ir pergalės. Kokioj srity bus pasiekimai ir pergalės? Stabilumas, namai, saugumas. Šitoje srityje vis dėlto bus pasiekimai ir pergalės, vis dėlto svarstyklės, kaip bebūtų. Kažkokios tai krizės, finansinės krizės, šeiminės krizės, širdis skauda, žodžiu, viskas sopa, bet svarstyklės gali turėti stabilumą, jaustis gerai stabiliai. Ant, kaip sakant, stalas stovi ant 4 kojų, jis tai nekruta. Suprantat, stabiliai stovi. Tai vis dėlto gali būti netgi ir sužadėtuvės, ir vestuvės, ir šventės, ar tai kažkoks gyvenimo periodas, kuris yra įveiktas, visi nesklandumai įveikti ir pagaliau ateina gyvenimo kažkoks tai būtent tos situacijos stabilumas. Va būtent tai yra laimėjimas. Vis dėlto, kaip bebūtų svarstyklės, sugebės įveikti kažkokius tai sunkumus ir vis dėlto bus nugalėtoja. Ir vėl mes šnekam vėl apie jausmus, kad vis dėlto tai gali būti su jausmais susiję. Čia turbūt svarstyklės mano, kurios kenčia nuo kažkokių tai nelaimingų meilių. Tai va, bet stabilumas jisai gali būti. Svarstyklės nori ištekėti ir galų gale priverčia savo sužadėtinę kelti vestuves. Taip, bet vis dėlto stabilumas bus, tai bus pergalė. Kas iš jūsų gyvenimo išeina? Seni įvykiai, va būtent įvykiai, kurie galbūt buvo, jie seni, būtent kažkokie tai įvykiai, jie netgi iš labai senai gali būti įvykę. Šitas dalykas tiesiog iš gyvenimo pasitraukia, dingsta, va būtent kas buvo kažkokia situacija, atrodo, kuri buvo stabili, viskas subyrėjo kaip kortų namelis, viskas išslydo iš po kojų, taip. Tai va būtent šitie įvykiai dingsta iš svarstyklių gyvenimo. Nes svarstyklės be abejo, jos galbūt suima savo gyvenimą į savo rankas, pažiūri, nes visą laiką reikia žiūrėti tamsiąsias pusės, šviesiąsias pusės. Tiesiog išanalizuoti gerai situacijas ir va būtent tas dalykas, kas subyrėjo, atrodo, išslydo viskas iš po kojų, kas buvo stabilu. Šitas dalykas pasitraukė. Tai ir tik tai ir parodo, kad vis dėlto būtent pasiekimai pergalės, kad vis dėlto stabilumas bus ten tas visas periodas, kuris griuvo, kuris net atrodo, net nežinau, ką daryti, net nežinau, į kurią pusę bėgti, jisai išeina iš jūsų gyvenimo. Vadinasi, kažkokios tai situacijos tokios išeina ir vis dėlto yra stabilumas. Tai vis dėlto, kaip bebūtų, kažkokiose situacijose atrodo, kad ir kaip blogai, vis dėlto svarstyklių gyvenime turėtų įveikti visas kliūtis, sugebėti jas įveikti
ir, kaip sakant, lengviau atsikvėpti. Kova su kuo ir vis dėlto teks pakovoti. Tai yra įtempta situacija, tai vis dėlto yra kažkokios tai žinutės, galbūt naujienos. Vis dėlto kova, reiks pakovoti dėl savo laimės. Tai gali būti daug naujienų, arba tai tiesiog kažkokia įtempta situacija su kažkuom, galbūt su kažkokiu vienu žmogumi. Tai yra kova. Tai yra konfliktai, pykčiai. Tai galima sakyti, netgi realiai gali būti smurtinės situacijos, muštynės, tai gali būti irgi realu. Tai gali būti konkurencija netgi. Ir va būtent visas šitas dalykas ir vyksta dėl ko? Kam duoti ir, ta prasme, va būtent kam kiek aš duodu, kiek gaunu. Va dėl šitų va visų tokių va situacijų reikės pakovoti. Galima sakyti, vis dėlto teks pakovoti dėl savo laimės, dėl savo sėkmės, kad sėkmė nuo jūsų nenusisuktų. Be abejo, nes visi 2025 metai svarstyklėm galima sakyti permainingi metai. Kažkokie įvykiai tikrai iš svarstyklių gyvenimo, tiesiog kažkas tai stabilumas, kažkoks tai tiesiog kažkas vyksta ir miršta kažkokie įvykiai. Taip? Dėl to svarstyklės va būtent siela kenčia. Bet vis dėlto įgauna stabilumą kažkokie seniai įvykiai, būtent jie išeina, bet dėl to teks pakovoti. Tai neateis taip lengvai, kad kažkas ateis ir pasakys, nežinai, aš suklydau ir, žodžiu, bus daug žinutė, naujienų, va tai įtempta situacija, galbūt kažkokios tai naujienos, va būtent, žinot, kaip skambučiai, žinot, nepabaigti reikalai. Dėl šito reiks pakovoti. Dėl savęs, dėl savo įsitikinimų, dėl savo įsitikinimų reikės pakovoti dėl savęs. Bet, manyčiau, svarstyklėm tai pasiseks, nes vis dėlto stabilumas turi būti. Seniai įvykiai iš svarstyklių gyvenimo pasitraukia. Tai vis dėlto kova bus vis dėlto svarstyklių naudai. Ir kokiagi metų korta? Tai metų korta va kokia yra? Arba palieku viską taip, kaip yra, arba keičiu kažką tai. Iš tikrųjų, tai yra daug gerų galimybių, tai iš tiesų yra tikrai, kaip sakant, korta yra gera, yra galimybės, bet va būtent, žinot, kas yra. Būtent reikia mums suprasti, ar aš keičiu kažką tai. Jeigu aš keičiu kažką, tai vadinasi mano gyvenime, va būtent dvasiniai dalykai, taip manęs netenkina, aš noriu geriau. Arba palieku viską taip, kaip yra. Vadinasi, jeigu aš palieku viską taip, kaip yra, priimu visus, visus aplinkinius tokie, kokie jie yra, viskas. Ir gyvenam toliau. Tai vis dėlto galimybių korta ir sprendimų korta. Tokie metai, kad pasikeitimų metai, bet ir mes matom, kad svarstyklių gyvenime tikrai bus 2025 metais tikrai nebus liūdesio. Bet vis dėlto svarbiausia, kad įvykiai jie, kaip sakant, klostosi gerai. Be abejo, priklauso nuo pačių svarstyklių, kaip jie elgsis, kaip pačios svarstyklės elgsis. Va būtent tai yra teisingumas. Tai yra mūsų likimas. Ką pasiesi, tą ir pjausi. Va būtent 2025 metais, kokius sprendimus priims svarstyklės, tai galima sakyti, įtakos jų ir tolimesnį gyvenimą. Galbūt kas mums trukdo, kas mums yra blogai, mes to atsikratome ir viską labai gerai apsvarstom. Kiekvieną žingsnį, kiekvieną veiksmą mes apsvarstome, nes kiekvienas žingsnis į priekį įtakos mūsų tolimesnį gyvenimą. Tai va. Tai tokie būtų 2025 metai svarstyklėm. Be abejo. Matot, yra 2025 metai yra gyvatės metai.
gyvatės metai tai iš tiesų yra išmintingas gyvūnas. Mes iš tikrųjų šiais metais, manyčiau, daugumai bus labai dideli pasikeitimai, netgi mūsų vidiniai pasikeitimai, dvasiniai pasikeitimai. Arba žmonės tiesiog pamatysime visai kitaip savo dalykus, kuriuos galbūt įsivaizdavom, kad toks gyvenimas turi būti, bet mes pamatysime juos kitaip. Nes tokie metai, jie galima sakyti savęs, 2025 metai savęs analizavimo metai, savęs keitimo metai. Mes keičiame patys save, nes jeigu mūsų gyvenime kažkas vyksta ne taip, mes neturim kaltinti kitų, kad tas kaltas, tas blogas, bet mes turim užduoti klausimą. Jeigu mano gyvenime šitas dalykas vyksta, dėl ko? Suprantat, kodėl šitas dalykas vyksta? Ne dėl to, kad mano vyras blogas, bet tada klausimas, kodėl aš gyvenu su šituo žmogumi. Ir va būtent tas, kodėl reikia ieškoti klausimo savyje. Kodėl mes savęs negerbėm, kodėl mes bijom, kodėl nepasitikime savimi. Ir žodžiu, ir tada gauna savianalizė. Ir mes pradedam ieškotis atsakymų savyje. Nes visą laiką reikia ieškotis bet kokios problemos sprendimo, iš pradžių pradedam nuo savęs. Nes mūsų pasąmoniai yra labai dideli blokai, kurių mes neatsimenam, kas mus blokuoja. Ir labai sunku susivokti, bet kada mes pradedam analizuoti save, savo gyvenimą, kodėl aš taip jaučiuosi, kodėl aš bijau, kodėl, iš kur atsirado ta baimė, turim surasti tą dalyką, iš kur jinai atsirado. Ir tada prasideda mūsų transformacija, vidinė transformacija. Tada galbūt kas mus baugina, mums visai nebaisu, nes mes suprantam, kad tai nebuvo mano baimė, tai buvo primesta kitų. Ir 2025 metai, gyvatės metai, manyčiau, bus labai daugumai žmonių tokie metai, kurie bandys kažką tai susivokti savyje. Nes tarp kitko, gyvatė vienintelis gyvūnas, kuris keičia odą, jisai palieka seną. Jisai palieka seną ir nes jam atauga nauja. Tai manyčiau, dauguma iš mūsų, ne tik svarstyklės, dauguma iš mūsų paliks tą seną. Tiesiog visą naštą, seną tą naštą, kur mes tempiame iš baimės, iš kažkokių tai įsitikinimų ir atsiauginsime naują odą. Tai va, tai tokia 2025 gyvatėms svarstyklė. Jeigu jums patiko šitas video, dėkite laiką, rašykitės į mano kanalą ir sėkmė jums.